Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Aš esu Rūta, čia yra Mindaugas ir šiandien yra toks mūsų pats pirmas podcastas ir mes labai tikimės, kad jis praeis fainai ir bus labai įdomus jums. Bam, yes. Šiandien mes nusprendėm pradėti šitą podcastų seriją nuo mūsų tokios pačios karščiausios temos, tai yra konfliktų. Kai mes darom laivus Instagrame, daugiausiai dėmesio susilaukia konfliktinės temas ir panašu, kad konfliktus turim visi. Ir mes jų turim, ir turėjom. Ir šiandien pasidalinsim, kaip mes juos sprendžiam. Kaip buvo anksčiau. Ką padarėm, ką sužinojom. Ir kaip yra dabar. Ir kaip prasistūmėm, ir kaip susitvarkėm iki tiek, kad pykstamės, kiek sakyčiau, vieną kartą į mėnesį. Ar tu pyksti dažniau ant manęs ir aš apie tai nežinau? Slapta pyksti dažniau. Gerai, tai pirmiausia, tai mes esam pora, 11 metų kartu ir turėjom tikrai įvairių etapų. Ir šitam... 28 dienos susituokę oficialiai, tai mes tikrai turim ką pasakyti. Jau daug praėjom. 28 dienos gal nėra daug, bet iš tikrųjų mes auginam 2 mergaitės, esam 11 metų kartu ir esam tokia, kaip sakyti, tokia sąmoninga šeima, kuri bando gyventi. Stengiamės būti sąmoninga šeima, gyventi geriau, įdomiau ir nestrikti ant tų pačių dalykų, kurie valgo labai daug energijos. Tai gerai, pradėkim nuo to, kai buvo konfliktų srityje anksčiau ir kiek mes vargom, kiek aš vargau su tavim, jeigu taip iš tikrųjų. Dabar, kai prisimenu, tai norisi tik atsigerti. Aš atsimenu vieną mūsų epizodą. Kažkaip, taip išpuldavo, kad labai daug buvo mūsų santykiuose dramos. Ir aš atsimenu vieną epizodą, kaip Rūta sako, oh my god, aš čia viskas negaliu, man toj bus nervinis breakdownas, tu mane apšė nuvarysi, aš nežinau, ką man daryti. Tai ten 2 dienas verkia, paskui 2 dienas gerai, paskui dar 3 dienas verkia, paskui ir važiuoja ten atsistatyti. Mūsų santykiai buvo labai karšti. Labai karšti. Daug buvo aistros, meilės. Buvo daug meilės, daug aistros, bet buvo ir labai daug konfliktų. Ir aš žinau, kad buvau tokia susibaigus, jeigu kažkas sako, oi, ten 1 metai, rojus, skaidai ant sparnų, tai taip nebuvo. Buvo ir sparnai, bet buvo labai daug ir ašarų. Buvo labai fainai. Bet man vis kažkaip, aš vis kažką taip netyčia lepteldavau. Kaip pavyzdžiui, gal man patinka ten kokia kita moteris truputėlį ir aš dar svarstau, ar noriu su tam būti. Žodžiu, net neinami tą temą buvo žiauriai skaudu. Tai pradžiai jisai rinkosi, o aš kentėjau. Ne, žinot, taip nebuvo. Aš tiesiog kažkaip norėdavau deliverint komplimentą kažkaip, bet kažkaip ne taip išgirsdavau arba aš ne taip pasakydavau. Taip, tai buvo tikrai labai jo komplimentai, buvo patys skaudžiausi ir aš jų iki dabar negaliu prisiminti. Ir aš atsimenu, žinot, ką darydavau, skambindavau draugį ir sakydavau, tai įsivaizduoju, ką jisai man pasakė, tu ten gal nesi pati gražiausia, tavo duomenys nėra ten kažkokie superiniai. Bet po to buvo komplimentas. Ir kurio... Vienu žodžiu, buvo daug sudėtingų momentų. Tada jinai norėjo bėgti iš Palangos. Jo. Naktį. Gerai, gal jau neinam daugiau į detalės. Ir po truputėlį mes kaip ir augam kartu ir tada prasidėjo dar vienas etapas, kai mes pradėjom lankyti terapijas įvairias. Mes susipažinom seminare ir mes buvom tokiam saviugdos kaip tobulėjimo kely ir nusprendėm, kad gal būtų faina į tą eiti kaip porai. Taip ir prasidėjo seminarų, terapijos etapas ir tada buvo toksai didysis mums suvokimas, kad teisių nėra. Šitas buvo labai... Prireikė dar kelių metų. Prireikė kelių metų, nes Mindaugas buvo iš tų, kuris galvoja, kad... Aš visada teisus. Dabar šitas truputėlį gerėja, bet šiaip tai visada atrodo, kad Mindaugas teisus ir per visus konfliktus būdavo taip, kad jo misija būdavo man išaiškinti, kad... Įrodyt. O aš stovėdavau už tai labai karštai ir mes tiesiog sukdavomės tose konfliktuose gana ilgai. Pati nefainiausia dalis, kuri būdavo, tai mes labai daug prišnekėdavom tokių nesąmonių viens kitam, man tai šita dalis tokia būdavo, kad mes pradėdavom taip gan lengvai, o paskui taip tikrai, aš ateinu iš šeimos, kuri visiškai nepakelia jokio pykčio, aš negaliu būti įtampoje, man negali būti jokios tylos, man negali būti
žinot, tylos terapijos ir daug visokių kitų. Pas mane atvirkščiai. O jisai turi visą puokštę tokią, kurios aš nepernešu. Aš galiu 3 dienas nekalbėti. Jis gali 3 dienas nekalbėti. Ir jis gali pykti. Ir aš tada tą pyktį, atrodo, jaučiu visai sistemai. Tai va. Tai po truputėlį mūsų situacija gerėjo, ar ne? Mes pradėjom tą konfliktą trumpinti. Nes iš tikrųjų sunkiausia buvo tai, kad mes labai norėjom būti kartu, bet tie pykčiai, jie labai trukdė ir labai daug atimdavo energijos. Tai būdavo labai sunku sukurti kažką faino, nes labai daug energijos sueidavo tau praktiškai. Tada mes pradėjom dirbti kartu. Atrodė, kad jau čia situacija pagerės, bet tada pradėjom dirbti kartu. Ir dar vienas, kaip sakyt, emocinis. Mes ėjome etapais iš tikrųjų. Toks, kad eini, susipažįsti, ten daug emocijų, daug pykčių, myliu, nemyliu, visokių skiriuosi, nesiskiriu, aš ją gaudau, jinai bėga, ten kraunasi daiktas ir taip toliau. Aš dariau viską, kas parašyta knygose, ko saugusi moteris neturėtų daryti. Bet, žinai ką, aš nekeičiu. Ne, aš turiu atstovėti už savo asmenybę. Tai va, o paskui verslas, ar ne? Ir paskui, sugalvojom, kad reikia bendrą verslą daryti, ne? Ir verslas kūrėm jau kiek laiko kartu, turbūt kokius 6-7 metus, jisai labai sparčiai auga, mes kada nors apie tai pakalbėsim, bet verslo kūrimo etapas buvo dar vienas iššūkis, nes... Porai. Jo, nes Mindaugas sugalvoja, kad jisai bus vadovas. Ir tą vadovavimą toliau tęsė namuose. Tai prasidėjo labai sunkus etapas. Mes atsiguldom vakare į lovą, aš ten, žinot, bandydavau būti graži ir faina, o jisai man sakydavo, tu tą padarai, tą nepadarai, šitą nepadarai. Ir kas galėtų būti padaryta geriau? Ir aš eidavau miegot apsišarau. Nesupratau, kad turiu darbdavę lovai ir neturiu vyro. Mes galvom, kad bendras darbas mus, nepavyks mums šito dalyko kažkaip gražiai praeiti, ne? Mes galvom, kad darbas kartu yra blogai, kad tas pametam porą. Kaip vyra moterį ir būnam bendradarbiai ir su šituo, kaip ir su šita problema mes irgi kažkaip važinėjom, pas terapeutus kartu. Buvo labai sunkus etapas, nes dingo pas mus bet koks toks intimumas. Mes būdom grinai, kai 2 draugeliai susėdo, tas padaryta. Sąskaitos, buhalterija, darbai, ten padarai, nepadarai. Ir dar šalia to auginom vieną paauglę mergaitę. Tai santykiai irgi buvo taip, ne kažką, bet čia labai tokia gal plati tema. Tada atsirado vaikai, atsirado dar viena mergytė, kuriai dabar yra 3,5, ne, truputėlį daugiau. Ir jinai iš tikrųjų įtakoja situaciją. Kaip tu sakytum, vaikai įtakoja mūsų konfliktus? Apmažėjo konfliktų, nes realiai energija nusikreipė į vaikus. Taip. Aš buvau labai pavargus nuo visokių maitinimų, mūsų mergaitė labai prastai miegojo visus tos metus ir kažkaip tai... Toks survival. Toks survival modas prasidėjo ir mes, porą metų tikrai, taip, sakyčiau, sunkiai stumėmės, ne? Dar prie darbų, kas irgi padėjo, tai toks supratimas ir mes kažkaip tą per laiką supratom, kad iš tikro bendras darbas mus ne atskiria, o realiai sujungia, kad mes tada ir kūrybiški, ir turim kažkokių idėjų naujų, ir galim savirealizaciją atlikti savo, ir kažkaip tas pasikeitė, kad mus tik sujungia. Šitas geras pointas, mes vargom su darbu kartu, tol, kol matėm tą kaip trūkumą, kol skaitėm straipsnius, kad pora, kuri dirba kartu, važiuoja žemyn. Buvo momentas, kad mes kažkaip, aš nežinau, per kažkokius seminarus atėjo suvokimas, kad mes galim dirbti kartu, bet mes turim turėti 2 skirtingas kryptis, kad jin savo eina kryptim, o aš savo. Ir dabar tos kryptis susijungia, tai žinokit, tai mums geriau, kai kartu į vieną kryptį, bet truputį... Prie darbo temos mes dar sugrįšim kitam podcast'e ir aš labai norėčiau, kad jūs parašytumėt komentaruose, ar jums, pavyzdžiui, aktualu yra tokia tema, kaip dirbti kartu, kaip porai dirbti kartu ir išsaugoti ir aistrą, ir meilę, ir kažkaip neprarast savęs kaip pora. Tai mes ant šito dirbam. Ir mes taip stengiamės truputėlį atskirti, kur mes esam kaip darbuotojai, o kur mes esam kaip pora. Bet čia jau dar viena tema, kurios man reikėtų
jeigu jūs parašysit komentaruose, kad jūs norit, tai ta tema ir bus. Mes ką tik gavom pastabą iš 2 žmonių, kad negerai kirčiuojam žodį konfliktas. Pasirodo, kirčiuoti reikia konfliktas. Tai labai atsiprašom, čia pirmas podcastas, stengsimės, kad jums... Pasilieku prie konflikto. Kodėl? Va čia yra ta vieta, kai Mindaugas stengiasi būti visada teisus. Aš kirčiuosiu Mindaugui konfliktas. Aš noriu, kad žmonės klausytų mūsų podcastą ir jiems būtų faina, o jeigu užkliuvo 2 žmonėm, kurie padeda mums sukurti šitą laidą, reiškia užklius ir sekėjom. Parašykit, ar jums užkliuvo iš tikrųjų. Pratęsėm temą ir dar truputėlį pakalbam, kaip praėjo tas etapas, kai mes kūrėm verslą kartu. Tai mums pradėjo labai reikėti energijos, nes mūsų verslas labai greitai auga ir tie visi konfliktai namuose, konfliktai Rūta, ir visi tie maži konfliktai. Pasisekė? Ar pasisekė, žinai, kaip būna. Tai va, labai trukdė sukaupti energiją darbam. Ir aš tada vėl labai jaučiausi tokia pavargus ištaškyta, nes reikėjo prižiūrėti ir verslus, ir labai greitai augančius socialinius tinklus, ir dar 2 mergaitės, ir dar man reikėjo įrodinėti jam, kuris iš mūsų teisus. Tai buvo ne kažką. Tai va, tai dabar mes papasakosim, ką mes atradom, kas mums veikia, nes mes esam išsigryninę keletą taisyklių ir labai norim tas taisyklės perduoti jum. Ir mes jokių būdų nesam terapeutai, psichologai, mes esam pora, kuri ieško tokių plytų, iš kurių galėtų pasistatyti geresnius, nežinau, namus, geresnius santykius, geresnius verslus. Ir šiandien mes pasidalinsim tam 3 taisyklėm. Tu turi 3 taisyklės užsirašęs? Aš tai turiu, ar tu turi? Gerai. Aš gal pradžiai norėčiau pradėti nuo mūsų, vis tiek, pirma taisyklė iš tikro suprast, kaip jūsų konfliktas yra sudėtas. Tam, kad tu galėtum pakeisti savo konflikto kryptį, tu turi žinot, kaip jis iš tikrųjų vyksta. Kas trigerina, ką tu po to darai, ką kitas daro. Jo, ir jeigu tu pažiūrėtum į savo konfliktą kaip į kokį apelsiną, tai jisai turi tokias sudėtinės dalis. Ir jeigu tu jas gali pasižiūrėti, tai tada konflikto pradžioje jisai gali labai greitai būti sustabdytas. Pavyzdžiui, kaip prasideda mūsų konfliktas? Kažkas įvyksta. Pavyzdžiui, aš ten gal, sakykime, labai paprastas pavyzdys. Tik tai nenumenkink savo įtakos, aš žinau, kaip tu visą laiką. Aš nueinu į darbus, nueinu į darbus, ar į kažkokią ten man įdomią temą. Ir man įdomu, kaip jisai jums papasakos, dabar nes į save toks labiau linkęs iš geros pusės. Ir tada tai vyksta, sakykime, kokią savaitę. Ir aš ten būnu susikoncentravęs į kitas temas. Aš pasakysiu paprasčiau. Ir ji tada jaučiasi nematoma, nemylima. Kas čia yra su tom nematoma, nemylima? Jisai daro savo, jisai visur vaikščio su telefonu, ištisai užsiėmęs, o aš toliau merginos kalbiu, valau, einu į parduotuvę, o jisai, žinot, užsinešęs ant savo visų tokių verslas, tobulėjimas, tas, o aš esu visiškai pamiršta. Aš darau visą juodą darbą, o tu man siunti signalą, kad tu čia pats svarbiausias. Tai kaip tu nori, kad aš sureaguočiau? Būna kažkoks trigeris. Ir aš, pavyzdžiui, tuo momentu nuoširdžiai nesuprantu, kas jai nepatinka. Vėl. Įsivaizduoju. Ir tada... Kaip gaila, kad jūs nieko negalite pasakyti man atgal. Man atrodo, žinok, moteris jau pyksta šitoj vietoje. Merginas, atsigerkit vandens, aš žinau, kad nėra lengva paimti šitą informaciją. Tada jinai pradeda, aš jaučiu, kad kažkas negerai ir aš nesuprantu, kas jai negerai. Aš tai nieko nepadariau. Ašgi geras vyras, mylintis mano suvokimu. Taip. Ir jai vėl kažkas blogai. Ir aš tada pradedu gintis. Tu pasakyk mano pagrindinį sakinį. Aš nekaltas. Čia yra visiškai nekaltas. Čia yra mūsų formatas, mes dalinamės, kaip vyksta etapas. Tai pirmas, toks etapas, kad pirmas kažkas etapas vyksta. Būna, kad taip jisai nueina į savo, aš nueinu į savo. Ir, čia tai situacija. Bet šiaip mūsų beveik visi konfliktai apie tą patį, kad jisai labai pameta save darbuose, o aš paskui pradedu jaustis nemylima, nesvarbi ir pradedu jam siųsti signalus. Signalai gali būti patys įvairiausi. Bet jie būna ne kažką iš. Tai kokie tie signalai, kad tu būni susinervinus, paskui mane užsipuoli? Aš pradedu gintis ir... Jisai pradeda šypsotis ir visaip kitaip... Ja užknisinėt. Jo, bet jisai taip šypsosi, juokiasi, tokiom primerktom akim žiūri ir
Aš tada pradedu įrodinėti savo tiesas, pradedu ten skaičiuoti, kiek jisai kur buvo išėjęs su draugais, o jisai toliau sėdi, va taip ir šypsosi. Va grinai taip kaip dabar. Tai įsivaizduokit, kokius nervus reikia turėti, kad šitą išgyventi. Ir aš tada būnu geras. Ir tada jinai, sekantis etapas būna, kad ji lūžta. Jo, lūžta. Lūžta tai reiškia, kad būna ašaros, drama ir daug priekaištų ir tada prasideda tikrai tokie negražūs kaltinimai viens kitam ir tada mes tiesiog varom viens ant kito. Jo. Jisai varo mažiau, aš variau nuoširdžiau. Aš jau kai pradedu varyti, tai tada varau. Aš būnu tas išbūnantis. Jisai išbūna. Ir iš tikrųjų, čia ir yra tas dalykas, bet kurioje vietoje mes galėtumėm sustoti iš tikrųjų. Paskui, kai bet tu nenori sustoti. Aš kartais nenoriu sustoti. Vat yra toksai, tu kaip ir, aš žinau, kad aš turėčiau tiesiog pamatyti jos perspektyvą. Gal tikrai aš skiriau mažiau laiko, gal tikrai jinai turėjo kur pasijausti nemylima ir nesvarbi, bet kažkaip toks ego viduj būna toks... Tu nori man tiesiog įkirti. Važiuojame iki galo. Tai mes labai tikimės, kad šitas mūsų toks pažiūrėjimas į savo konfliktą iš šalies padės ir jums išsigryninti, kaip atrodo jūsų konfliktas. Tai aš tik tai sutrumpinu. Pradžioje, žinot, prasideda tokie maži užsikabinėjimai, tada prasideda aš nekaltas ir kas teisus ieškojimas, tada visa sniego gniūžtė sukasi. Tada tu toks anoks, tada jo. Ir tada viskas baigėsi tik tada, kai ateina nuoširdumas ir nuoširdus supratimas, nuoširdus kito žmogaus perspektyvos pamatymas. Tai kol šito nėra, tol mes ten kapstamės. Gera žinia, kad mes kapstame. Anksčiau darydavom šitą maždaug 2 dienas. 2-3 dienas dabar... su ašarom, dabar bandom tą padaryti per kelias valandas ir Rūta sako, gerai, aš žinau, kad tu nekaltas. Kas toliau? Dabar mes stengiamės prašau. Tai pirma dalis, pamatyti, kaip vyksta jūsų konfliktas ir jūs išsiaiškinsit ir suprasit, kad realiai jūs pykstatės dėl tų pačių dalykų ir ta jėga yra daugiau mažiau. Ir sistema būna vienoda. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš nuo pat pradžio nenuėčiau savo ego ir sakyčiau, tu teisi, aš tikrai buvau taip ir taip, ten tikrai atsiprašau, tikrai aš... Labai norėčiau išgirsti šitus žodžius labai greitai. Pabandysiu, tikrai nuoširdžiai, bet tas negali būti faked. Kartais paeina, tu ten tiesiog atkartoji jos paskutinį žodį, ten sakai, nesvarbi, taip, bet tada jinai pagauna, sako, ko tu kartoji? Ne, turi būti nuoširdu. Jeigu tai bandysi techniškai, tai tas irgi. Ir dar būna tokia labai svarbi dalis, kad, pavyzdžiui, jisai lieka ir stovi, o aš visada bėgu. Aš visada ta, kuri bėganti, o jisai tas, kuri išbūnantis. Tai pirma taisyklė, išsiaiškint, kada, žinot, prie kavos. Ne tada, kai pykstatės, nes tada, kai pykstatės, nesimato. Geriau atsisėsti ir sakyti, paanalizuojam, kaip čia pas mus iš tikrųjų yra. Taip, gerai, pereinam. Pirma mūsų taisyklė, kad žinot savo formatą. O kitas iš to išeinantis, dėl ko Rūta paminėjo, kad prie kavos, nes konfliktė nesmatys, nes emocijos, čia taisyklė, emocijos iškreipia vaizdą. Už šitą informaciją mes susimokėjom tikrai labai daug, nes aš anksčiau nesuprasdavau, kad aš įkremtu kažkokį filmą, kuriam visai kitaip matosi visi dalykai. Ir tada atrodo, kad jis blogas, kad čia mums nieko neišeis. Ir tas atrodo tikra. Taip. Žinot, kaip atrodo? Žiūrėkit. Man irgi nelabai kaip atrodo. Viskas. Aš gerai matau situaciją, aš noriu skirtis. Aš matau, kad tu viskas. Aš dabar... Bet palauk, aš tikrai ne emocijose, man emocijos jau praėjo emocijos, viskas. Aš pažiūrim, kaip mes viską atsiskiriam, viskas. O kodėl tu apie save emocijų? Ir tas atrodo, dabar išdavė mano formatą. Tas atrodo, jei kad jinai čia neemocijuoja, sakau, davai palauk. Aš būnu tas paskui, aš būnu tas, kuris suvaldo situaciją kaip tikras vyras ir sako, klausyk, palaukiam, kol praeis emocijos 2 dienas. Aš ne emocijos. Ir tada nuspręsim, jeigu reikės. Gerai, viskas, suvaryta, pointas aiškus, merginas, ar ne? Gal ir vaikinai. Emocijos tikrai sukuria filmą, kaip Rūta sako, ir negali jo tikėti. Taisyklė, jokių, aš Rūtai visada sakau, nedarysim jokių sprendimų
ant emocijų ar konfliktų. Jokių sprendimų. Jo. Skyrybos, tas, jei reikia, galima atsiskirti, Pavyzdžiui, bet jokių sprendimų. Man emocijos iškreipia vaizdą, jeigu aš galiu išsikalbėti ir išsiliet maždaug 3 valandom, bet jeigu mes atsitraukiam ir aš būnu išvažiavus, tai aš galiu ten savo tą filmą sukti ir 2 paras. Tai va, Dar jeigu kokių draugų turi emocinių, jie aš visi neturiu tokie. draugų emocinių. Bet tai mes kažkaip, mūsų yra tas, kad mes tengiamės nepabėgti iš tų situacijų ir, būti. Ir Mano ateina... dėka, Gerai, aš nenoriu okay. susireikšminti, bet mano dėka, aš būnu tas, kuris išbūna. Turim vakaro žvaigždę, Mindaugas. Gerai, pereinam prie 3 taisyklės. Taip, iš tikrųjų, kas mums veikia, tai tas žinojimas, kad teisių nėra. Mes tengiamės prašokti tą dalį, kai kaltinam vienas kitą, nes iš tikrųjų, tame nėra nieko faino ir tik tai žiauriai daug energijos tokiom kalbom, kuris iš tikrųjų pasielgia gerai. Jisai pasielgia gerai iš jo perspektyvos, aš pasielgiau gerai iš savo, teisingai. Tai mes dabar prašokam tą dalį, kai aiškinam, kuris buvo teisus. Šitas labai sutaupa laiko. Ir kitas dalykas, anksčiau Mindaugas buvo įvedęs taisyklę, kad tai, kas pasakyta, kaip tu ten buvai? Kas pasakyta ant emocijų nesiskaito. Pavyzdžiui, jeigu būna, ir žinot, visas jūs žinot, tu ten toks, anoks, ten nevykęs, dar toks tavo, ten šeima tokia, anokia, žinot, visą puokštę eina. Tai aš asmeniškai pamirštu tą jau... Baigęs viskas, aš pamirštu ir nenešu to, oi, tu tikrai apie mane taip galvo, aišku, gal per konfliktą gali ten užmesti, oi, tu ten taip ir taip, bet kažkaip aš tai nenešu. Jisai pasako man pakankamai daug bjaurių žodžių ir paskui šiam, jau žinot, kai nusileidžia viskas, sakau, tu mane ten pavadinai, bla, 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 bla. Jisai sako, taigi nesiskaitom. Viskas, ką pasakai per konfliktus, viskas uždaryti vartai, kodėl tu tą nori neštis. Ir aš kažkaip buvau patikėjus jo šitu. Bet paskui, žinokit, buvau, dabar aš jau netikiu, nes perskaičiau vieną labai įdomų straipsnį, kad mūsų protas tiesiog taip yra sukurtas, jeigu tau kažkas transliuoja taip garsiu, cypiančiu balsu neigiamas emocijas, tai tau ilgainiui įsirašo, kad blogai, kad nuo viso šitą reikia bėgti. Nes mūsų protas taip sukurtas, kad apsaugotų mus nuo visų neigiamų dalykų. Tai man atrodo, kad jeigu taip tikrai privarai per konfliktą, tai tas kažkur lieka. Yra dalykai, kurių aš, pavyzdžiui, tau nesakau, nes, kažkaip tu pasakai, kad tave jie tikrai, nuoširdžiai skaudina, tai aš jų nenaudoju. Bet šiaip tai, kas tas konfliktas, taigi nori kitam įkasti, kad jam irgi skaudėtų. Jeigu jin jaučiasi skaudinta, jinai nori, kad man irgi skaudėtų ir jinai kandžiasi. Tai ar tikrai to reikia taip užmesti, kad, jis taip tikrai jinai apie mane galvoja. Aš tai nesutinku. Aš žinokit, tai anksčiau patikėjau juo ir laikiausi tos taisyklės, kad čia tipo, toks karas be taisyklių, bet dabar tikrai, taip jaučiu, kad šito mums reikėtų atsisakyti, atsikratyti ir per kiekvieną konfliktą stengiuosi, kad būtų, nežinau, viskas taip, vietoj tų mažų vaikų, kurie taškos ir viens kitą įžydinėja, kad mes labiau būtumėme tą tokią porą, kurios tikslas yra kaip galima greičiau išspręsti, išgirsti viens kitą ir tada nueiti toliau savo, nežinau, tikslais, kažkokiu keliu, kaip tu manai? Aš irgi taip darau. Jisai taip nedaro. Gal nesijaučia, bet aš taip irgi darau. Aš galėčiau stipriau. Iš tikrųjų, mes esam ieškanti pora ir mes labai norim pasidalinti informaciją su jumis. Ir čia buvo mūsų pirmas podcastas. Mums labai reikia jūsų palaikymo. Ir mes su Mindaugu, kai pradėjom daryti šitus podcastus, mes galvojam, apie ką mums kalbėti. Parašykit jo. Apie ką mums kalbėti. Bet mums iš tikrųjų labiausiai patinka kalbėti apie verslus, apie santykius. Ir man atrodo, kad čia mūsų tokia stiprioji dalis, nes per 11 metų mes sukūrėm visai fainą gyvenimą ir auginam mergaitės. Aš dar turiu vyram vieną svarbų patarimą. Patarimas vyram. Vyram. Moteris, jeigu, vienu žodžiu, jeigu vyrai neklauso, tai perduokit jiem. Bet svarbus. Ir suprantat, man šitas iš tikro pakeitė mano supratimą į konfliktus ir už ką jinai mane labiau myli, aš taip manau. Gal. Tu galėsi pasakyti. Gal. Labai neįsiplėsiu. Esmė tokia. Šiaip standartiškai kaip yra priimta, kai moteris būna emocijose, kaip pyksta. Sakyt, ką tu čia nusišneki, tu tokia nokia, trenk durim, sakyt, kai susitvarkysi su savo emocijom, tada paskambink man ir išeit. Taip elgesi tikras vyras. Tai šitas,
ką padaro moterį, tai ją padaro, jin jaučiasi tada nesaugi, ji jaučiasi nesvarbi. Jo. Ir tada net vyrui pagarbos nelieka, kad jisai nesusitvarko su jos emocijom. Ir man labai padėjo tas supratimas, parodimas, kad iš tikro vyras, kuris susitvarko su moters emocijom, tai jisai išbūna, jisai leidžia jos emocijom būti ir supranta jos. Tai viena vyram taisyklė svarbi, kad nepabėkit. Nebūkit maži vaikai, kurios jūs skaudino, o tiesiog, kaip vyrai, stovėkit su jos visa audra ir priimkit. Jisai truputėlį perspaudė šitą. Gerai. Neatsiranda paskui pagarba vyrui, kai jisai išbūna su tavo visa avarija. Gerai, viskas. Buvo labai smagus podcastas, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai ačiū, kad dalyvavot. Man atrodo, konfliktas yra tokia tema, kuri pas visus vyksta, bet mes apie tai nekalbam ir neieškom būdų, kaip tą išspręsti. Tai tegul čia būna įkvėpimas. Na ką, o mes dabar atsisveikinam, susitiksim kitose podcastuose ir jeigu jums patiko šitą laidą, būtinai palikit komentarą. Ate.